Būna ir taip, nors ant laukų man labai nesiseka. Realiai dar tik švyst pradeda. Kažkur ten mašina stovi, kur tie medžiai matosi. Ir pradėjau eiti link miško, neskubėdamas. Nu ir lik per žiūronus. Prieblandai kažkas ten ant lauko. Lik ir guli, lik neguli. Per žiūronus pažiūrėjau. Nu ragas. Nespėjau iki miško dait. Na tai va būna kartais. Sėkmė nusišypsa. Nežinau, kiek čia matysis. Gal matysis. Reikia pasiimti iš karto, kol konkurentai dar nesulėkė. Retai ant laukų randu. Bet va. Nežinau, kas čia matysis, nu gal kaip arčiau prieisim. Čia pyragas. Ragas kaip ragas. Čia matosi dar nelabai. Neblogas visai. Visai neblogas. Nedidelis, bet forma graži. O, gal dabar biškį matosi. Nu, fainas ragiukas. Netoks, aišku, kaip tą porą radau. Bet gražus. Taip diena prasideda. Nebūtų taip, kad gera pradžia ir po to nieko. Taip yra buvę ne kartą. Labai trūksta šviesos. Nežinau, kiek čia matysis. Na, bet video bus toks, koks bus. Opapa. Tikėkimės, kad matysis, bet neblogas visai. Ir rožė nemaža. Ir 2,5 kokie bus. Nu, gal 2,4 kokie. Nu va. Praeitą savaitgalį čiut nedvigubai mažesnis buvo tas pirmas ragas. Gal nedvigubai, bet mažesnis gerokai. O čia prašau. Visai norėtųsi antros pusės tokio. Būna graži. Plokščio kaulo tokio. Dešinė pusė. 6 šakos. Gražiai nukrytęs, labai plokščia paragė. Tokia kraujo veik nėra, toks lengvas raustelėjimas tik tai. Tai dabar ką žino, ar kitas miške, ar kitas kažkur toliau laukose. Vadėlėjama, kur eit dabar. Kažkur eisim.